Labą dieną. Sveiki. Mes tęsime ciklą skirtą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai. Pirmame mūsų mokyklos aukšte galite pamatyti parodą, kurią parengė pradinės klasės. Nuo spalio 6 dienos Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje veikia mūsų mokyklos mokinių darbų paroda pavadinimu Rankų darbo šviestuvai. Strawberry on my lips, and your fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good. Penktadienį 7C ir 7D klasės buvo Vilniuje. Nuo šiandienos, spalio 13 dienos, įsigalioja naujas taisyklės dėl telefonų naudojimo mokykloje. Telefonų dabar negalima naudoti nei pamokų metu, nei per pertraukas. Gero be telefoninio mokymosi. Sveiki, Šventasis Pranciškus yra gyvūnų ir gamtos globėjas, todėl spalio 4 jo šventė. Daugiau apie jį papasakos mūsų tikybos mokytoja Anutė. Spalio 4 dieną švenčiame Švento Pranciškaus iš Asyžiaus šventę. Pranciškus taip mylėjo nukryžiuotą į Jėzų, kad jisai tapo panašus savo gyvenimu, tapo panašus į Jėzų. Jėzus jam padovanojo netgi 5 savo žaizdas. Pranciškus buvo pirmasis šventasis, turintis visas 5 Jėzaus žaizdas. Ir jisai taip mylėjo Dievo sukurtą pasaulį, kad sukūrė saulės giesmę, kur kviečia visus Dievo kūrinius garbinti Dievą už jo gerumą. Mūsų gimnazijos mokinės dalyvavo piešinių konkurse Šventasis Pranciškus gyvūnų globėjas. Paroda vyko Šventojo Jurgio kankinio bažnyčioje. Dalyviai gavo padėkas, o 8F klasės mokinė Viktorija diplomą už geriausią piešinį. Lietuvių kalbos mokytojai, skatindami ukrainiečius mokytis lietuvių kalbos, kiekvieną savaitę rengia pristatymus lietuvių kalba. Įvairiose Europos tautose nykštukai turi skirtingus pavadinimus. Norvegijoje dažniausiai vadinami troliai, mysa, kalėdiniai nykštukai, vasalis arba verga. Skandinavai tikėjo nykštukų sėga. Jie buvo galingi kalviai, burtininkai ir namų globėjo. Jie galėjo padėti, bet taip pat galėjo bausti. Tad jų gerumas labiau reiškia: gerbk mane ir aš tai padėsiu. Ispanija tai turtingos istorijos šalia pietų Europoje, garsėjanti kultūra, gamta ir šventimi. Ispanijos sostinė Madridas. Kiekviename Ispanijos kampelyje galima pajauti šios šalies dvasią. Įdomus faktai. Oficiali kalba ispanų, bet yra regioninės kalbos katalonų ir baskų. Kur lygumas žalias, kur šypsenos ramas, kur dainos lyg beržo ošimas. Nacionalinis medis ąžuolas, rūta nacionalinė gėlė, gandras nacionalinis paukštis. Šiandien tiek. Geros jums savaitės.